Labas. Taigi šiandien bandysiu nulupamą lūpdažį. Čia yra kiniečių išmislas ir kiniečių produktas, kurį aš pirkau AliExpress'e. Šios 6 spalvos man kainavo 6 eurus. Ir stebuklo aš jų nesitikiu, dėl to, kad čia nėra nei instrukcijos, kaip naudotis, nei normalios sudėties. Tiesiog tai yra kiniečių produktas, o visi kiniečių produktai man visą laiką kelia įtarimą, bet man labai knietėjo išbandyti šį stebuklą ir kaip tai atrodo, kaip tai veikia. Iš tikrųjų, nulupus tą plėvelę spalva išlieka, nežinau, forever and ever. Tai jo, jeigu norite sužinoti, kaip man seksis bandyti šios lūpų blizgius ar lūpdažius, tai žiūrėkit toliau. Čia turiu 6 spalvas. Kaip ir pavadinimas Wow ar Romantic Bear, nežinau, štai taip atrodo. Mano supratimu, tai tiesiog reikia šį produktą užtepti, palikti, kol jis užžius ir tiesiog nulupti ir žiūrėti, kiek laiko laikysis. Jokių instrukcijų neradau, nei čia instrukcijų radau, nei ten, kur pirkau, neradau. Tai jo, darysim taip, kaip mačiau internete, kaip žmonės daro. Net nežinau, kurią spalvą iš tikrųjų pasirinkti, nes tiesą sakant, pasvačinau viską ant rankos ir čia beveik visos spalvos atrodo vienodai. Tai jo, šitas spalvas kol kas bandau ant rankos, paskui sulupsim, pasižiūrėsim, kaip atrodo iš tikrųjų ant odos. O ant lūpų šį kartą gal bandysiu pačią tamsiausią spalvą, nes manau, kad tada matysis didžiausias efektas. Ką aš matau pirmiausia, tai įpakavimas yra visiškai elementarus, kaip lūpų blizgio, ko gero, ar vazelino greičiausiai. Aplikatorius yra taip pat labai paprastas ir labai elementarus, tai yra tiesiog išspaudžiama tubelė. Jis yra žiauriai didelis, ta prasme, praktiškai savo lūpas galiu uždengti su juo, tai aš nežinau, kaip čia seksis, bet dėl viso pikto turiu ir šepetėlį. Gerai. Ką pirmiausia matau, tai tokį gelio formos produktą. Kvepia vyšniom. Tiesą sakant, jie turi šiokią tokią sudėtį gale. Aš nesu didelė ekspertė cheminių medžiagų ir sudėčių, bet šiek tiek paguglinau. Ir jeigu tai yra iš tikrųjų tokia sudėtis, tai kaip ir nėra kažkokios labai kenksmingos medžiagos. Dauguma šių medžiagų yra saugios, kaip būtų galima pavadinti, arba mažai kenksmingos. Kiniečių prekė man visą laiką yra įtarimas, kad tai, ką jie rašo, tai nebūtinai yra tiesa ir nebūtinai tas yra viduje. Dar nieko nesakau. Koks šlykštus jausmas. Gerai. Šiaip labai nesiseka man. Atrodo kaip iš stoties rajono. Tai štai kaip lūpos atrodo nulupus šitą priemonę. Pagaliau nusiėmiau šitą bjaurybę nuo savo lūpų. Jausmas yra neapsakomai šlykštus,
aš nemoku papasakoti, koks išrištas jausmas. Ta košė, jinai tokia tiršta ir lūpas tiesiog limpa ir jinai sukrenta gumulais ir, žodžiu, visiškai nepavyksta lygiai užtepti. Tu bandai tepti antrą sluoksnį, tada to nusivalo pačioj, susimeta į buzus ir, žodžiu, toks fu! Ir, tas toks jausmas ant lūpų. Jo, kaip ir tikėjausi, aišku, nusidažė kreivai ir plėmais. Tas atspalvis, jis tikrai jaučiasi ir jis tikrai matosi. Galbūt netoks ryškus, kaip buvo galima tikėtis, bet tas tintas atspalvis vadinamas kažkoks tikrai ant lūpų yra. Ir netyčia pataikyti tos priemonės ant gleivinės, jis papuola į burną ir tada visi dantys ir dantenos tampa raudonos. Ir, ne pats maloniausias jausmas, kai tavo dantis nusidažo raudonai. Jo. Nusidažė ne tik lūpos, bet dar ir visi pirštai. Žiauriai limpa ir žiauriai kimba tas spalva visur, viskas purvinasi. Žodžiu, mano paskutinis verdiktas yra toks, kad nepirkit šios priemonės, aš jai duočiau maksimum 3 iš 10, nes dengiasi tragiškai, jausmas šlykštus ir, žodžiu, dar neaišku, kokia ten sudėtis yra. Man tiesiog buvo įdomu pavaldyti, kaip atrodo tas dalykas ir kaip jis veikia. Kiniškų makiažo prekių aš niekada nenaudoju ir nepatariu jum naudoti, net ir analogų, dėl to, kad velniai nežino, kas ten yra pridėta. Tai va, tai tiek šiandien, ačiū, kad žiūrėjote ir susimatysim kitą kartą.